Sveiki ir šiandien sveikinuosi su labai įdomu pašnekovu. Rytis Druskiris pas mus svečiuose. Labas rytas. Labas rytas visiems ir tau. Ačiū, kad pakvietei ir bus gera pasidalinti ir čia šitoj formoj savim su tais, kurie klausys. Ačiū, kad sutikai. Iš tikrųjų, tai aš apie tave beveik nieko nežinau. Šiek tiek paskaičiau apie tave tavo svetainiai, šiek tiek mačiau reklamą. Tai man bus labai labai įdomu pažiūrėti, apie ką tu iš tikrųjų. Nes iš to, ką aš užmačiau, tai tu esi man toks įspūdis, ar ne? Aš tiesiog kaip įspūdį galiu pasakyti, nes realios tokios apčiuopiamos patirties neturiu, nei aš kažkokiai sesijai su tavim dalyvavau, nei mes ten kažkur buvom kalbėjom, ar ne, kažkokiam kitam susitikime, tai va todėl man labai įdomu. Aš tave matau kaip tokį, žinai, keliautoją kažkokį tai, kuris susipažinęs su didelė dalim pasaulio, daugeliu šalių apkeliavęs, daugelį galbūt religijų kažkokių jau pačiupinėjęs tam tikrą prasme, ar net filosofijų vairiausių ir panašiai. Ir jeigu galiu pridurti, tai man tu toks, žinai, toks įvaizdis, bent jau pasižiūrėjus į tave, į tavo nuotraukas, į tavo ten tos video įrašus ir panašiai, toks gamtos gyventojas. Toks visiškas susiliejimas su gamta. Ten kažkur miškų vaizdai, ten kalnų vaizdai, dar kažkas, tai va, tas labai įdomu, žinai, toks vos ne šiuolaikinis Tarzanas. Kaip tu save matai, kaip tu save matai? Aš matau save, kad aš tiesiog grįžtu į savo natūralumą, į tai, kaip aš jaučiu širdį, kaip turi žmogus būti gyvenime, bent jau mano, ne bent jau mano pasaulį. Ir man gamta yra neatsiejama nuo žmogaus. Net yra vadovėlis, ne, ten buvo, atsimenu, mokykloje, 5 klasėje, gamta ir žmogus liktais. Tai, kad visą tai turi eiti kartu, ir žmonės labai atsiskiria nuo gamtos ir dėl to ir maistą valgo ne iš gamtos, dėl to kūnai serga, streso daug, visur sienos baltos, įtampa, oro nėra ko kvėpuoti. Ir mano pasaulyje tiesiog tai nėra natūralu ir aš viską darau ir kuriu taip, kad aš jausčiaus kuo geriau gyvenime, kad aš jausčiaus kuo stipresnis, kuo gaivesnis, kuo saldesnis, kuo natūralesnis. Ir kol kas veikia tai, ir dalinuosi šito su žmonėm, ir mes Violeta, mano draugė, irgi neriam į tai, ir mes vaisiavalgiai, sakykim, didžiąją dalį esam. Valgom vaisius beveik vien ir daug sportuojam, daug judam, daug kilometrų nueinam, daug energijos, nėra kur dėti jos, nebesutelpa energija ir yra tiesiog, mano gyvenimas yra toks tiesiog patikrinti viską, ką visuomenė duoda, mums siūlo, pažiūrėti, kas veikia, kas neveikia ir perdirbti tai pagal save, savo formom, savo būdais ir pasidalinti su žmonėm, kaip yra iš tikrųjų viskas. Savo pavyzdžių, savo demonstraciją, kad tai nebūtų vien teorija ar dar kažkoks filosofija, bet čia ir dabar praktiškai, kas veikia, kas neveikia, va, imkit ir duodam tai. Tai va, taip trumpai. O dabar tai aš darau šitą įrašą, mes esame Madeiroje, gyvename kalnuose, kalnų kaimelyje, 800 metrų aukštį, tai per mūsų kiemo debesis skraido, kalnai matosi, žodžiu, labai gera vieta ir energija, ir oras labai geras. Nu, fantastika, super. Net ne Lietuvoje, net nepaklausiau iš pat pradžių, iš kur mes čia. Jo. Ok, dabar žiūrėk, tu kalbė apie tai, kad mano darbas, aš čia cituoju dabar tave, mano darbas šiandien yra pajudėti iš seno į naują. Iš sunkumo į lengvumą, iš ego, proto ir minčių pasaulio į laisvę ir grožį. Tai viena vertus, tas palydėjimas iš seno į naują, vat kaip čia šitoj vietoj, nes tarsi tu kalbė apie tai, kad mes lyg ir turim grįžti prie savo kažkokios tam tos giluminės, pirminės, lyg ir senos, kažkokios tai savo tikrosios ašies, mes galime įvardinti, kaip čia tas naujumas šitame visame. Čia toks paradoksas, žinai, žodžiu, nes tas mūsų grįžimas į naują yra grįžimas į mūsų natūralumą, į natūralų kūną, į natūralią dvasią, išmokimą išgirsti savo širdį. Nelabai daug žmonių yra uždarę savo mokėjimą, kaip išgirsti savo vedimą, nes kiekvienas, pavyzdžiui, gyvūnas pasaulyje turi intuiciją, turi vedimą. Paukščiai žino, kaip skristi į šiltus kraštus, po to grįžti tą patį lizdą, ne, po metų,
be jokio GPS, be jokio palidovo, jie tiesiog žino, iš kur vidum, ne, kažkur. Kitas ten koks gyvatė ar realis žino, kaip numes plunksnas, pakeist odą ir dar ten, kad ir ką jie daro. Ir visiems veikia tas DNR žinojimas, ta išmintis, natūraliai, ką tau daryti, kaip išgyventi ir kaip išlikti sveiku ilgą laiką. Žmonės labai yra tai uždarę, sakykime, bet tai ne jų kaltė, nuo pat gimimo mus moko taip, išmokė užspausti viską, užspausti savo jausmus, užspausti energijas kylančias per kūną, uždaryti savo ekstrasensinius pojūčius, maistas sunkus, užkemša kūną, visa tai susideda, tada dar darai nemėgstamą darbą, veiklą ir santykius turi toksiškus ir visa tai susideda, tada turim pasaulį, kokį turim. Ir mano darbas yra padėti atsipainioti daugiau žmonėm ir ne tai, kad juos pakeisti kažkur, bet padėti patraukti, kas yra užspausta, kas yra uždaryta, ir tai vis atverti tą vietą ir ne aš tada padarau pokytį, bet ta mūsų dvasia, ta mūsų energija, jinai daugiau patenka į kūną iš aukščiau kažkur, ne? Ir jinai atveria tave, atveria ir tada pradedi švytėti savo didybę, savo grožį, savo natūralumu. Ir man tai yra didžiulė garbė padėti žmonėms pamatyti tai, didžiulis džiaugsmas. Ir aš visai nemažai žmonių jau prisidėjau savo sesijom, asmeniniam ir kursais ir su Madeiros retritais, kurie čia atvyksta. Ir tas matymas, kaip žmogus yra sunkus, užsidaręs, užspaudęs, gal bijo kažko, ir po to jisai, jo pečiai nusileidžia, jo šypsena atsiranda, jo žandikaulis atsileidžia, pilvas, kūnas jis pradeda švytėti visai kitą vibraciją. Ir tai yra mano darbas, įvairiom formom padėti žmogui patraukti tai, kas užspausta įvairiais būdais, įvairiausiais būdais. Jo. Tas ir yra, kad perėjimas iš to sunkumo, ką galim įvardinti į lengvumą, apie ką tu kalbė, ne? Jo, pavadinkim iš ego pasaulio į savo širdies pasaulį, į natūralumą, į Dievo pasaulį, nesvarbu kaip tai pavadinsi, bet tai, kas mes iš tikrųjų esam, mes esam kaip vidinis kosmoso burbulas, kaip vidinis, šviesos burbulas, kuris jaučiasi kaip džiaugsmas, lengvumas, kvėpimas, užsidegimas, gėris, gerumas, atvirumas. Ir ant to burbulo yra užlipdyta žemiški dalykai, tai baimė, pyktis, pavydas, kaltė, labai daug kaltė žmonės turi. Nežinomybė, beprasmybė, atskirumas nuo visų, nuo gamtos, nuo Dievo. Daug ant viršaus yra uždėta rūbų, tai ne mes, tai tik mūsų rūbai čia, kurie yra uždėti. Ir mano darbas yra padėti juos pamatyti visų pirma, tu neši tos rūbus, padėti suprasti, kad tau jų nereikia iš vis nešti, nes labai žmonės daug jos saugo, atrodo baisu paleisti, nes kas tada, jeigu paliksi tą dalyką iš savęs, taip su juos sustapatinęs esi ir tada padėti priprasti prie to savo nuogumo, atvirumo ir to viso naujos energijos savo. Ir labai gražu tai yra. Jo, ir tu sakai dar, kad tu visą gyvenimą, aš čia bent jau skaičiau apie tave, ne? Kad tu visą gyvenimą bėgai nuo jausmų. Jo, ne tik aš vienas. Kaip baigėsi, ne? Taip, aš labai daug bėgau, aš valgydavau gal 7 kartus per dieną, negalėjau būti 2 valandas be maisto. Nebuvo, kad aš buvau storas ar kažkoks daug sportuodavau, bet labai buvo priklausomybė, kad tik užkišti save, kad tik nebūtų tuščias pilvas, nes kai tuščias pilvas pasidaro, iškart pradeda kilti pyktis, erzinimas, žmonės pradeda erzinti, visi pradeda nervintis labai stipriai. Tai buvo man, pavyzdžiui, maistas, priklausomybė didelė. Tada buvo dar kompiuteriniai žaidimai, buvau sulindęs ten, tada buvo dar pornografija, priklausomybė nuo to, taip pat nuo sekso, taip pat sulysti. Daug skirtingų dalykų, kur aš bėgau, kad tik nesustoti, kad tik nepatirti savęs to, kas kyla man. Ir tada aš po daug ieškojimų, po daug ieškojimų savęs, sakykime, daug viskų praktikų, aš supratau, kad pavyzdžiui, koks šuo, ten buvo Bali toks šuo, mano kieme, kai gyvenau Bali, užsidaręs kaime,
Ir jisai visą dieną toks pavaikšto, šiek tiek šypso, guli savo 3 valandas, guli žiūri vieną tašką ir taip trumpai. Tai aš supratau, kad kodėl šuo gali va taip va būti ramus, 3 valandas žiūrėti vieną tašką, o beveik joks žmogus pasaulyje negali išbūti be minčių valandos laiko, pavyzdžiui, ne, arba ten 10 minučių vien jau iškart, sako, man šakės, man puola mintis, negaliu, reikia kažką daryti, reikia rūkyti, reikia valgyti, reikia bėgti, reikia neskambinti draugam, nes iškart pradeda kilti tau jausmai, pradeda kilti negatyvus, sunkus, blogi jausmai, sakykime, tu sustoji. Ir aš supratau, kad aš neįsivaizduoju, ką daryti tada, nes yra nemalonu labai. Ir tada aš išradau pamažu jausmų sesiją. Ir tada supratau, kai kyla man jausmai, aš noriu muistytis, krapštytis, sukinėtis, kažką daryti. Gerai, ryt sustojam. Tada supratau, kad akis juda, jeigu sustoju, noriu su akim kažką daryti ir trukdo. Atrodo, gerai, užsidedam ant tokių kompresą, raištis, karelę, atjungiam tai. Tada supratau, kad geriausia yra tai daryti atsigulus ant nugaros, ant lovos, nes taip yra patogiau, čia nėra esmė apie ten stuburą tiesų ar dar ką nors, labai svarbu patogu, kad kūnas netrukdytų, kad galėčiau jausti visus jausmus. Ir tada tiesiog sustoju toj kokybei, padedi rankas, užsidedi raištį, atsiguli ant nugaros ir pradedi jausti, ir skoncentruoji kūną, skoncentruoji tą jausmą, viskai, nu Dieve, varom dabar. Ir ta, spaudžia, nervina, pykdo, viskas, kyla. Ir tai prasidėjo mano jausminis gyvenimas su savim, sakykime. Aš supratau, kad buvo toks kaip, ir įsivaizduok, yra, sekcija spintos pilna lėkščių, dūžtančių. Ir atrodo, praversi duris ir visos iškris ir suduš. Bet jau tik jau spaudžia tas duris, jauti jau, kad tuo iškris jos vis tiek ir turi tiesiog jas praverti. Ir aš pravėriau prieš 3 metus tas duris ir pradėjau jausti save ir pradėjo atsiverti mano ekstrasensiniai pojūčiai, mano kūnas labai išjautrėjo. Labai pasikeitė realybės suvokimas, žmonių pajautimas. Aš daugiau žmonės matau ne kaip fizinį kūną dabar, bet kaip energijos kamolį, kaip jausmą energijos. Ir jauti, čia sunku, čia lengva, čia tas, čia baimė, čia pyktis, čia natūralu, čia ego. Labai matosi aiškiai, kur yra kas. Ir ant savęs matau ir ant kitų. Ir žodžiu, toks jaučiuosi visiškai kitaip negu anksčiau. Gyvenau, absoliučiai kita realybė. Ir atitinkamai aplinka taip pat turėjo pasikeisti, kad dar atitiktų tai, ne? Ir dabar dėl to gyvenu kalnuose ir su Violeta ir Madeirai. Ir toks, atrodo, viskas plečiasi, evoliucionuoja ir kiekvieną dieną mes nuo pat ryto iki vakaro stebim savo kūną, stebim savo vidų, stebim, kas kyla. Mūsų visas prioritetas yra stebėti, kas kyla. Žiūrėti kūną, nedaryti jokios dramos, nekaltinti išorės, nekaltinti kaimynų dėl to, kaip jauties, nekaltinti vienas kito dėl to, kaip jauties, atsisukti save. Ir mes gyvenam tokioje kaip laboratorijoje, stebėti, būti 100% sąmoningiems visą dieną, kas vyksta mumise, reflektuoti, kalbėtis, dalintis, pasiaiškinti, suprasti, stengtis. Atiduoti visą savo dieną aukštesnei jėgai, vesti, pasitikėti nuolankiai ir sekti savo širdim. Ir va taip mes gyvenam, dėl to kiekviena diena būna nepakartojama dabar, daug džiaugsmo, daug suvokimų, daug augimo ir toks yra, kad noris pasidalinti tuo su kitais žmonėm, mes matom, kaip vargsta kiti, nes ne tai, kad iš teisimo ar vertinimo, bet iš tikrųjų matom, kaip žmonės sunkiai gyvena. Atrodo, norim bent jau pasiūlyti variantą, kaip galima gyventi kitaip, kaip galima savo kūną paruošti, kaip galima išsigydyti, sakykime, save nuo tų dalykų, net kas mes nesam, kas yra tiesiog užkrauta mūsų kaip sunkus rūbai, kaip lagaminas. Ir žinot, kad tai įmanoma, žinot, kad tai galima ir tiesiog tai reikia šiek tiek laiko ir supratimo, kaip tai veikia ir tada čiau sunkume ir pradedi gyventi naują gyvenimą. Žinau, jau išnekėjau, aš čia daug galiu paklausti. Gerai, labai įdomu, aš tai galvoju, čia vis Violetą minėjo, čia man reikėjo ir tą Violetą pasikviesti tada, kad būtų aišku, apie ką mes kitam kartui galiu pasikviesti. Gerai, supratau. Ir dabar man žinai, kokias mintis kyla. Galvoju,
tu čia sakai, atsivėrė tie visi ten ekstrasensoriniai, sakykime, sugebėjimai ir panašiai, ar ne, tas ryšys, Taip. dvasia, visi kiti dalykai. Ar tai, kai va tokie dalykai pradeda vykti, ar nepasidaro sunku tam tikrą prasme gyventi toj įprastoj realybėj ir galbūt tai vienas iš tokių paskatų ir buvo išvažiuoti kažkur ten į kalnus ar keliauti ar taip toliau, tam, kad Mhm. lyg ir pabėgti nuo to. Bet Ok, čia aš supratau. Supratau tau klausimą. Tai mums tai buvo kaip tik atvirkščiai. Mes norėjom išbūti toj energijoje, toj vibracijai, tol, kol mūsų visiškai nebekabina tai. Sakykime, nebekabina kūno ir nebėra sunku būti ten. Tai aš galiu būti dabar absoliučiai bet kur. Galiu nueiti tamsiausią užkampį ar kokį sunkų klubą ar dar kažkur, man nesvarbu. Tiesiog yra tai, kad tavo kūnui ir tau nerezonuoja tai tiek daug jau. Tu atrodo, eini toliau ir tau neberezonuoja tie dalykai, kurie yra tenais. Ir ne tai, kad tu bėgi nuo jų, bet tiesiog tave veda gyvenimas kitur eiti aukštyn ir plačiau ir kitą kokybę, sakykim, kur daugiau džiaugsmo suteikia. Tai man tiesiog daugiau džiaugsmo suteikia gyventi va taip, laisvai kaip Tarzanu, kaip tu sakai, su gamta, su kalnais, su vaisiais ir su daug malonumo ir su daug visko. Bet aš galiu ir kitur gyventi. Ir, pavyzdžiui, kai darau sesiją asmeninę arba kursą, aš labai labai susijungiu su žmonėm. Atrodo, kad mes susijungiam į vieną kūną. Ir aš savo kūnu kiekvieną rytą beveik jaučiu žmogaus sunkumą, jaučiu išspaudimą, baimės, pykčius, skausmą. Ir tai yra mano darbo dalis - jausti tą negatyvų jausmą per savo kūną ir perleisti jį. Ir dėl to, jeigu aš bėgčiau, aš negalėčiau niekada daryti tokio darbo, nes tai yra visiška priešingybė. Aš įsileidžiu visą tą sunkumą, kad jį perdirbčiau ir kad padaryti jį šviesą. Tai yra atvirkščiai gal, aš kaip tik susirbiu tą sunkumą į save ir transformuoju jį ir padedu taip žmonėm ir tai nuostabiai veikia. Taip pat mano kūnas išmoko to ir yra mano darbo dalis šiandien. Labai aišku ir labai fainai, kad va taip, išaiškinai tą, nes vieni yra tie, kurie bėga, kiti, Jo, dabar iš to, ką aš girdžiu, tu, kaip sakai, gerai jautiesi dabar jau bet kur, ar ne? Tai jo, dabar tas iškeliavimas tam tikra prasme yra dar savo ribų praplėtimas dar kitoje jo. aplinkoje, ar ne? Labai svarbu, aš dar noriu paminėti, kad dvasiniai kelioniai labai svarbu yra integruoti, kabutėse, tamsą savo negatyvę pusę, savo tą užspaustą pusę, integruoti, susitikti su ją. Nes žmonės eina dvasiniu keliu dabar, dauguma, ir jie eina į gerumas, šviesa, meditacija, ten joga, bet jie neina į savo gelmes, į savo, aš neleidžiu tau, aš nekenčiu, aš pykstu, ne, aš nenoriu va šitas visas vietas. Ir gaunasi taip, kad mes esam kaip, įsivaizduoju, mūsų kelionė yra kaip medis augantis. Ir tavo tos aukštos vibracijos yra kaip šakos, kaip žiedai to medžio, bet tavo tamsa yra tavo šaknys, tavo po žemė šaknys. Ir jeigu tu neturi savo tamsos integravęs į savo kūną, tu negalėjai pakelti aukštų vibracijų arba jos tave sutasys, sunešios. Pavyzdžiui, mes darom retritą su 10 žmonių savaitę laiko ir praeina daug srauto per mus, daug energijų, patirčių, žmonių traumų, situacijų, daug visko. Ir mums atstatyti užtenka kokių 2-3 valandų po retrito ir mes toliau gyvenam savo gyvenimą, nes viskas eina kiaurai, nieks neužsilieka. Yra kiti žmonės, kuriuos žinau, kur padaro sunkę sesiją ir po to 4 dienas ten atjungia juos į lovą, į gulį. Ir tai yra tiesiog tai, kad turim išmokti integruoti save visą ir tada kuo žemiau tu eini, kuo labiau į dugną savo tu eini ir ištyrinėjai, tuo daugiau tu gali pakelti į viršų visko ir atnešti šviesos šį pasaulį. Mano kelionės dalis didžiulė buvo leisti savo būti labai blogu, ne, taip kabutėse integruoti savo blogį ir kuo blogesnis aš savo leidau būti sąmoningai, tuo daugiau aš galiu būti geresnis sąmoningai ir skurti gerumo daugiau visiems. Ir perleisti tas sunkes energijas per save padėti. Na, taip įdomu daros, galvoju, ir man čia reikėtų arba į tą retrytą kažkur atvažiuoti, galbūt dar kitokiais būdais kažkaip irgi žmonėm padėti, gal online irgi darai, ar kaip. Aš darau online daugiausiai, nes ne visi gali Madeirą atvykti, yra kurie atvyksta, bet daugiausiai per Zoom online, jo. Reiškia, galimybės yra visiems. Taip.
kas norės susiras, Rytis Triskinis yra jo. Gerai, aišku, būtinai pasidalinsim viskuo. Aš tikiu, kad tu ir dovanėlę mums turi ir visam klausytojam. Taip. Gal, kad jau prašnekau, tai galbūt nori iš karto ir pristatyti, apie ką tai bus. Aš tiesiog sukūriau paprastą, draugišką, nuoširdžią mini jausmų sesiją, mini meditaciją, 20 minučių, kurią galima padaryti laisvu laiku arba prieš miegą, arba tiesiog, kai jie pasijauti sunkiau gyvenime, tai yra su mano vedimu, su mano balsu, su mano paaiškinimais, ką galima padaryti su savo kūnu ir šiek tiek pakeisti kokybę iš sunkumo į lengvumą ir kad subalansuoti energiją savo kūne daugiau. Va tokia mini įvadas į tai, ką aš veikiu, bet tiesiog mums susijungti draugiškai ir pažinti vienas kitą labai geras dalykas. Jo, mes nuorodą ir galės visi, kas tik tai norės, prisijungti ir pasižiūrėti, pasiklausyti tiksliau šiuo atveju. Taip. Labai gerai. Labai gerai, super. Ir dabar, kadangi vis dėlto mes kalbam apie gausos sąmonę, nors čia aišku, viskas labai įdomu, ką tu kalbi, bet man irgi dar įdomu ir kiti dalykai. Vat, tarkim, šiuo atveju tu esi tas, kuris daug keliauja, ar ne? Dabar ten gyveni į užsienį, tai Balis, Mini, tai Madeira, tai dar kažkur. Tai. Ir aš suprantu, kad vis tiek viskam reikalingi pinigai, jeigu jau apie tai kalbėt, ar ne? Ir vat, kaip vyksta šitoj vietoj, vat, tiesiog norisi pasižiūrėti, kaip tavo sąmonė dirba, ar ne? Ar tu jauti kažkokį tai trūkumą, ar nepritrūksta tau tom kelionėm, o jeigu pritrūksta, kokias mintis, ką tu tada darai, kaip veikia. Ir jeigu tokį, žinai, testuką galiu duoti, nes dažniausiai atsakymai, aš esu, žinai, tyrimus darius su šiaip žmonėm, tai sako, nu, pirmą sukaupiu pinigus, o tada jau pagal tai sprendžiu, kur keliausiu. Antras variantas maždaug, kad aš pirmą nusprendžiu, kur noriu keliauti ir tada pradedu jau kaupti tuos pinigus. Ir trečias, kai sako, aš nieko nekaupiu, aš tiesiog nesuku dėl to galvos, žinau, kad kai man reikės, vis tiek tų pinigų atsiras. Tai vad, sakykime, koks tavo variantas, o gal dar ketvirtą kažkokį turi? Gerai, aš pasakysiu savo variantą ir kaip tik čia toks bairis, bet kaip tik vakare vedėm pamokėlę su Violeta 2 valandų apie darbą ir pinigus, kur, žinai, va tą patį kalbėjom, turbūt ko klausi. Tai kam įdomu, gali pasižiūrėti, labai stipru. Tai aš pasakysiu trumpai, aš prieš 3-4 metus gal buvo mano didžiulis pokytis gyvenime, didžiulis šuolis, kur aš pajaučiau labai stipriai vedimą, Dievo vedimą, sakykime, toks buvo pasidavimas, ego pasidavimas gyvenime, kur viską atrodo padariau, ką noriu, atradau ir nebenoriu viskas, kau Dieve, nebenoriu, nužudyk mane ir daryk, ką nori su manim ir aš pasiduodu ir buvo toks stiprus labai ego pasidavimas prieš kokius 4 metus gal. Ir po to laiko labai ėjo tokia integracija stipri, kur aš tiesiog atsidaviau vedimui. Ir man buvo nebesvarbu, kiek aš turiu pinigų, buvo nesvarbu, kur aš esu, nesvarbu, ką darau, ką valgau. Ir aš stebėjau, pinigai ateina, išeina, bet visame tame man buvo, aš jau buvau supratęs, kad gyvenimas man turi iškelti ir išvalyti viską, kas yra sunku, man jie dar likę, visus blokus, traumas ir skausmą, ir nepasitikėjimą to vedimu, viską turi išvalyti. Ir kad tai būtų galima išvalyti, turi iškelti tam tikros situacijos išoriai, kad jos iškeltų tai. Tai buvo etapas, kai aš gyvenau už auką, į Balį daugiau, kai buvau, gyvenau už auką, žmonės tiesiog aukodavo man už sesijas, už įrašus, už kažką. Buvo etapas, kai nieko nedariau, tiesiog gyvenau iš santaupų. Buvo etapas, kai labai daug pinigų turėjau ir tiesiog kūriau kažką. Ir dabar mes su Violeta, mums nieko netrūksta. Dabar yra tas etapas, kur atrodo, visi dalykai jau praėjo, sunkus ir išjausti yra, nebėra užspausta nieko apie pinigus, nebėra gaila jų leisti, nebėra gaila jų turėti ar prarasti, yra toks didelis atsirišimas nuo to ir mes žaidžiam daugiau kaip smėlio dėžėjai, mes statom, kuriam, investuojam, toks yra visiškas lengvas vaikiškas žaidimas, ne, kaip, pavyzdžiui, vaikai žaidžia Monopolį tenais kartu, iš tų netikrų pinigų, tai mes žaidžiam gyvenimą taip pat iš tikrų pinigų, irgi žaidžiam, statom, kuriam dabar viską. Ir ta gausa tik didėja, vis tie žmonės didėja, dalinimais plečiasi, vis daugiau žmonių sužino apie mus, važiuoja pas mus, eina į sesijas, nusperka ten pamokėlę kokį ar kursą.
ir tikrai nuoširdžiai nieko netrūksta, tai toje vietoje teka viskas, bet aš ką noriu pabrėžti, kad ateitum iki tos vietos ir kad galėtum pakelti tą energiją, nes, pavyzdžiui, aš prieš gal dabar 7-6 metus turėjau verslą, irgi neblogas buvo verslas, internetu užsienį su marketingu ir buvau uždirbęs daug pinigų labai greitų metų, bet po to per porą metų aš juos praradau, nes nemokėjau jų pakelti, suvaldyti ir nežinau, gal 100 000, va taip išvaiščiau sur. Aišku, ir gerų dalykų padariau, bet tiesiog nebuvo sąmoningumo tame, kaip išlaikyti tai. Ir po to mane gyvenimas metė į kitą pusę, sako, davai pradedam viską nuo pradžių. Ir tada aš step by step pradėjau mokytis visą tai, išjausti jausmus, susitikti su baimėm, leisti savo, leisti pinigus, pažinti juos. Ir dabar jaučiu, kad jau visai išmokau tai ir jaučiu, kaip tai veikia daugiau. Ir dabar, kai yra išmoktos tos pamokos, atrodo gyvenimas sako, okei. Jei pamokos išmoktos, galim dabar jums pilti viską iš visų pusių, nes jūs pasiruošę ir turit savo likimą kažkokį didesnį pasidalinti ir sukurti kažką daugiau su žmonėm Lietuvos. Man labiausiai rezonuoja kol kas dar su lietuviais dirbti ir dalintis. Aš jaučiu, kad noriu savo kraštui duoti, savo tautai duoti, draugams iš tenais. Ir net jeigu nesu Lietuvoje, atrodo, kad daugiausiai galim duoti nebūdami Lietuvoje. Toks atrodo iš kitos vietos visai pili tą energiją, dalinies kalnų ir ta visa vibracija su visais. Ir nuostabiai veikia. Ir grįžtant į tą atsidavimą Dievui, sakymą, klausimą, tai aš atidaviau savo gyvenimą į Dievo rankas ir aš tiesiog seku kiekvieną dieną, kur mane veda ir aš žinau, kad aš šiandien turiu būtent tiek, kiek man reikia visko, nei daugiau, nei mažiau. Ir aš seku jausmu, kada ką turiu nupirkti, kada ko nepirkti, kada leisti, kada neleisti. Ir tiesiog yra aiškus, labai trumpai aiškus pas mane pajautimas ir žinojimas, ką daryti dienos metu. Nėra nei vieno klausimo daryti, nedaryti. Tiesiog jauti tą balsą viduje ir jauti, kaip visas kūnas eina į tai. Ir nebėra to didelio pasipriešinimo, tiesiog nebestoju savo kelyje kaip malka, kaip aš sakau. Nebestoju savo kelyje išreikšti savo širdies vedimą ir viskas teka tada, viskas kūrėsi ir teka labai gražiai. Nu va, kaip fainai, kad visi va taip tą vidinį vedlį, kaip aš vadinu, nes irgi apie tai. Čia svarbiausia šitą dalyką atrakinti savo kūne ir tada tu nebeturi jokių klausimų gyvenime. Bet kad tai atrakintum, turi išmokti jausti savo jausmus, bent jau aš taip mano patirtį ir mūsų, su kuriais dalinuos patirtį yra, kad kiekvienas žmogus turi tai, bet kad tai pajaustų yra daug jausmų sunkių, daug baimės, kaltės, gėdos, ką apie mane, dažniausiai ką apie mane kiti pagalvos, nebūsiu nenormalus, išprotėsiu ar dar ką nors. Tai leisk savo išprotėti, leisk, kad apie tai pagalvotų ką nors, tai tik jų protai galvoja, jų mintis, jų širdis nieko negalvoja blogo apie tave. Ir leisk, kad tai nutiktų, bet vis tiek eik į tai. Eik ir žinau, kad yra kitas pasaulis, žinau, kad yra žmonių, kurie gyvena naujoje realybėje, jau naujam pasaulyje. Mes, tebūnie mes pionieriai, ne, o to viso. Ir tiesiog kviečiam ir jūs į tai, ir galim palydėti į tai, ir su meile palydėsim į tai, ir apkabinsim, kai bus sunku, ir palaikysim, kai kils demonai vidiniai visi, ir mes suprantam, kaip tai veikia. Ir padėsim pereiti tai kartu. Tai tiesiog žinokit, kad yra tokia galimybė ir drąsos tau siekti savo širdim. Ir lauksim. Nu jo. Ir dabar, žinai, tokias mintis kyla, galvoju, dažniausiai, kada įvyksta ten tie visi tokie jau vidiniai lūžiai, sakykime, yra toks, labai sudėtingas laikotarpis. Tu irgi čia sakai, vos nežinai, pasiimk mane Dieve jau ten ar kažkaip, kaip ten Dievas su mane ir kad jau viskas, ir daugam tokios, patirtis, kas jau galim vadinti labai labai skausmingos, trauminės ir panašiai. Ar čia, kaip manai, yra tiesiog, būtina, ar kažkaip galima kitaip, švelniau, lengviau, nes tu irgi esi apie tą lengvumą ir aš ieškau tą lengvesnę būdą, tai gal tu pasiūlymas. Aš paaiškinsiu, kaip tai veikia labai techniškai. Mūsų kūnuose yra daug sunkios negatyvios energijos užspaustos iš praeitų gyvenimų, iš vaikystės.
kiekvienas dalykas, ko neišsakėjai, nepadarėjai iš širdies ir ką tau kiti liepia daryti, nenorėjai ko daryti, visa tai lieka kūne kaip anspaudas, kaip aš vadinu, energijos burbulas sunkus. Ir jie visi yra mūsų aurai, mūsų kūne. O po to mes esam lengvi, po to mes esam šviesa, ne? Bet yra ant viršaus tas sunkumas. Ir kad išeiti iš to sunkumo, ta energija iš kūno turi pakilti į viršų per kūną ir jinai turi transformuotis ir išeiti. Bet kad jinai pakiltų ir išeitų iš tavęs, yra kelios minutės, kur tu turi jausti tai visus 100% išgyventi tai. Išgyventi ir jisai turi sukilti iki pat piko. Ir tada, skauda, kūkčia, įplyšta, viskas skauda, nervina ir labai labai sunku yra tas kelias minutės jausti tai, bet ta energija, ta sunki energija, kurios nenori jausti, jau yra mumise, tiesiog jos nesimato. Tai tu išsikeli ją, tu pradedi ją jausti, labai yra nemalonu ją jausti, bet jeigu išmoksti suprasti, kaip tai veikia ir gali pakelti ją ir nebebijai jos, pasitikė ir kūnas išmoksta ją perleisti, kaip aš sakau, tada jinai išeina iš tavęs ir išmeti plytą iš savo kūno ir tada tu ateini į lengvumą. Tai paradoksas yra toks, kad jeigu nori nebejausti negatyvių, sunkių jausmų niekada gyvenime, turi perleisti juos per savo kūną ir išgyventi tuos pačius skaudžiausius, sunkius, nemalonius jausmus. Tai netrunka amžinai, bet tai trunka keletą minučių ir yra labai nemalonu, bet jeigu pasiryšti eiti tai ir pereini tai, man truko 3 metus, dabar jaučiu, kad dabar nebėra minčių pas mane visą dieną ir 99% jaučiuos laimingas. Jeigu nori pereiti tai, turi susitikti tiesiog su tom energijom. Nes tu jau turėjai su tom susitikti kažkada vaikystėje ar pritam gyvenime, šverkti, išjausti, tai iškentėti, tai tas kelias minutės, kaip vaikai, pavyzdžiui, nesupyksta, pasiaužiuoja kelias minutės, po to praeina ir pamiršta, lyg nieko nebūtų buvę. Nėra laikymo to jausmo. Suaugę laiko viską vidų, išspaudžia ir laiko, ne? Tai va tas, kas užspausta, turi išeiti iš mūsų. Kai išeina, kūnas atgyja, tampa labai labai gražus, akis pradeda švytėti. Ir tu jautiesi savyje, jautiesi savimi ir jauti, kad tu grįžai namo, grįžai namo į save. Tai turi susitikti su tuom, kito kelio nežinau ar yra, aš žinau tik tiek, kad yra žmonių, kuriem mokytojų, nušvitusių, kaip sako, arba dar panašiai, kur staigiai labai viskas nutiko, kur smogė žaibas ir labai daug visko iškart pradėjo kilti ir ten vos ne sudužo realybė, nebesiorientavo, kas vyksta ir taip toliau, ne? Tai gali būti labai staigus smūgis pabudimo, bet dažniausiai yra palaipsniui tai ir dažniausiai gyvenimas nori padėti tau iškelti tiek, kiek gali pakelti dienos metu visko. Tai visada mes gaunam tiek, kiek galim pakelti dienos metu, nei daugiau, nei mažiau. Dažnai žmonės klausia, ar pajėgsiu tai įveikti, ar pajėgsiu susitikti su tą baimę, su to skausmu. Jeigu tai iškilo tau krūtinėje ar kažkur, vadinasi, kūnas yra pasiruošęs tai išgyventi, nes kitaip nebūtų iškilę. Man dabar kokie kyla jausmai, arba su žmonėm, kaip dirbu, aš prieš 2 metus nebūčiau jų pakėlęs, dėl to jie nekilo, jie kyla dabar. Ir visada yra tas vedimas, tai išmintis iš aukščiau, kiek mums ko įdėti. Ir čia vėl mums reikia tiesiog pasitikėti nuolankiai ir priimti kaip gyvenimo pagalbą. Gyvenimas nėra mūsų priešas, mes visada mumis rūpinasi, mumis nori apsaugoti, mus nori išvesti į tai, kur nori mūsų širdis. Mes turim priimti tai ir nebekaltinti gyvenimo, nebekaltinti Dievo arba visatos už tai, kad man nesiseka, tau nesiseka kažkas, nes tau nori gyvenimas parodyti, kur yra tavo pamoka ir tau iškelia kažkokį jausmą tai, su kuriuo tu gali susitikti, išjausti, pereitą ir baigtą. Ir dar atsakant į tavo klausimą, aš, kai ėjau į tai prieš 2 metus gal buvo labai intensyvu, aš kūkčiodavau ant žemės susirietęs, man skaudėdavo visą kūną, aš verkdavau, kūkčiodavau, toks trapus kaip vaikas, mažas, vienas pats užsidaręs ir buvo labai labai skaudu, labai sunku, bet aš žinojau, kad tai kyla iš mano vidaus, aš turiu pereiti tai
Ir dabar, kai žmonės mato mus, o, ten Tarzanas, laimingas, laisvas, ten pasisekė jam gyvenime ar dar ką nors, tai žinau, kad yra juodas darbas, juodžiausias, skaudus darbas padarytas, dėl ko aš jaučiuosi taip, bet žinau, kad tai yra vis tiek geriau, negu gyventi užspaustam visuomeniai, kaip robotui, ane, ir tiesiog sirgti ir mirti, kaip visi. Aš nenorėjau sirgti ir mirti, jeigu taip atvirai. Ir aš nemanau, kad nutiks tai greitų metų. Ir tiesiog yra kitas variantas, ir tai yra susitikimas su savim, savo jausmais. Tai veikia praktiškai, tai veikia greitai, ką aš mokau ir dalinuosi, jausmų sesija. Tai labai greitas poveikis, labai intensyvus, skaudus, bet intensyvus. Ir panašiai kaip nuėjus pas dantistą, ne, tau pagrėžia šiek tiek, bet po to tu jauti grožį ir jauti, kad nebeskauda. Tai tiesiog turi pakentėti, išbūti ir pereini. O visa kita, aš daug ką ištyrinėjau ir meditacijas, ir praktikas įvairias, jogą, tantrą, daužyti pagalves, kaip visi, ne visą tai aš perėjau ir tai veikia iki tam tikro lygio, bet aš norėjau rasti būdą, kas būtų kaip meistrystės lygyje, kas būtų man meistrystė. Ir tai yra, kad tu visiškai nedarant jokios destrukcijos savo kūnui ir kitiems žmonėms susitikti su savo vidum ir savo dalykais. Nereiktų nieko skaudinti, išorį kaltinti ir nereiktų savo kūno alinti dėl to, kas kyla viduje. Ir man tai yra aukščiausio lygio praktika, aš ją sukūriau ir dalinuos dabar, nes neturiu ką veikti daugiau. Turiu pasidalinti. Geras dalykas labai. Aišku. Ir žiūrėk, dar tada prie to pačio vienas klausimas, nes tu minėjai, kad pradžioj tu dirbai ten už aukas maždaug, ten ar ne, kiek jau ten paukodavai, o paskui staiga atėjo suvokimas, kad, taigi reikia pinigus normaliai imti su kaina normalia, ar ne? Ne, tai nebuvo taip, aš paaiškinsiu. Aš dariau už auką, nes aš ir dabar širdį turiu tą norą, kad visi žmonės galėtų tai pagauti ir pasiekti, kad visi galėtų tai turėti. Man toks širdį džiaugsmas, atrodo, nesvarbu, kiek kas turi finansų, aš noriu visiems duoti ir aš tengiuosi duoti dabar savo įrašus ar meditaciją, va šitą nemokamai, noriu duoti visiems žmonėms įvairiems skirtingų dalykų, kad visi galėtų gauti šitos energijos, nesvarbu, kiek turi pinigų, pasiekti visus, ne? Tai yra daug, aš duodu nemokamai įrašų, tekstų, viską. Bet ką aš noriu pasakyti apie tai, kad mane vedė širdis imti auką tada, nes man buvo visiškai ne tas, kaip pasakyti, ne ta intencija tada gyvenimo. Aš nesiekiau daug dalintis žmonėm, aš dariau tik tiek, kiek man reikėjo išgyvenimui ir visą kitą laiką skiriau savo ir savo vidui. Buvo man ne išorė gyvenimas, bet į vidų ir tyrinėti save. Ir aš tiek, kiek man reikėjo išgyvenimui, maistui, nuomai, tiek pasidarydavau kažko, žmonėms sesijų ir taip toliau. Visą kitą aš net jeigu ir galėdavau uždirbti daugiau, aš nenorėdavau, nes aš visą energiją skiriau savo, tyrinėti save. Ir po to atėjo etapas, kad atrodo, aš jau užtyrinėjau pakankamai save ir dabar noriu duoti tai kitiems, noriu dalintis daugiau. Ir ta auka virto į tam tikrą formą, irgi skirtingą. Ten įrašas vienas kainuoja 9 eurus, kitas 14, kitas kursas 1 euro, ne, ir taip toliau. Skirtingom formom, kad ne tai, kad čia jeigu visiškai atvirai nuoširdžiai, ne tai, kad aš uždirbčiau iš to daugiau, bet kad žmogus investuodamas tai ir nusipirkdamas tai, jisai skirtų energiją, per kurią jisai galėtų tai įsidėti į save ir gauti tą energiją mainais. Tai jeigu jisai gauna tai nemokamai, nėra jam tokia vertė, kaip jisai sumoka 7 eurų, pavyzdžiui, arba 100 eurų, ar dar kažką. Tai yra tiesiog, žmogus turi įdėti energiją, kad galėtų paimti energiją. Visada. Nemokamai labai mažai integruosis. Tai toks prapūs vėjas ir išeis. Tai tos nemokamos meditacijos įrašai daugiau yra tokie supažindinti su kažkuo, kad po to galėtum eiti tai giliau. Ir kai nori eiti, tai turi įdėti savo kažką, kad gautų mainais. Ir aš tiesiog padariau tas kainas, kad žmonės galėtų
gauti tai, ką aš noriu duoti, nes aš mačiau, kad nepakankamai žmonių gali tai suprasti ir paimti. Ir kai pakeičiau tai į kainas, į formas, tada prasidėjo tas visas plėtimasis daugiau ir žmonių, ir dėkojimai didesni, ir suvokimai didesni, ir tiesiog tai veikia. Tai ir man gerai, ir jiem gerai, ir viskas teka. Ir man Okay. gerai. Dėl Ir tau gerai, ir tau gerai. Dėl to, kad girdžiu labai labai sąskambį su tuo jau kitų ekspertų nuomonėm irgi tuo klausimu ir va tu irgi tą patį šneki, tai va fainai, kad visi, kaip sakant, suvokiam panašiai tos Jo. dalykus. Ačiū už tos pasidalinimus. Ir aš kaip spėju, kad tavo vaikystė, nu, nebuvo, kad tu jau gimėjai va toks kažkoks, va toks Tarzanas, ne? Tai buvo laikotarpis, tai buvo etapai, transformacija tam tikra. Ir žmonės, sakykime, pažiūrėjai tave, sako, nu kaip fainai, jisai čia 99% laimingas ir aš taip noriu, ne? Tai ar čia yra tik tais jau tiem, kurie kažkaip tai gimti tokiais turi, ar vis dėlto galim to pasiekti kiekvienam, kaip tu manai? Mes visi turim šitą gyvenimą ir visi galim padaryti nežmoniškai daug per šitą gyvenimą. Ypač dabar šitais laikais, kai labai viskas greitėja, atrodo greitėja energija, pasaulio vibracija, labai viskas intensyvėja ir labai daug gali padaryti pokyčių per mažą laiką. Pavyzdžiui, aš dabar dariau 3 dienų kursą, kur per 3 vakarus, per 7 valandas apsiverti žmonių gyvenimą aukštyn kojom, ten sudužo jų matymas realybės per 7 valandas, ne? Tai jeigu tu skirtum savo šitam gyvenime 3 metus, visą savo prioritetą savo vidui, savo jausmam, savo kūnui, detoksikacijai, vaisių valgymui, badavimui galbūt, dar kažkam, skirtum 3 metus, tu gali išvalyti 20 praeitų gyvenimų ir vaikystę visą ir viską gali išvalyti per 3 metus. Tai žinau, kad čia nėra, kad turi po 20 gyvenimų dar pasieks. Tai nesąmonė, tiesiog atsiraitok rankovės, aš noriu pokyčio ir eini daryti darbą. O dėl vaikystės, tai aš jaučiausi, jeigu atvirai, visada kažkiek kitoks negu kiti šitam pasaulyje. Aš gimiau labai jautrus, atsimenu, ateidavo svečių pas mus ir aš užsidarydavau už virtuvės durų, žodžiu, ir žiūrėdavau per tarpelį į juos, nes jausdavau, kad aš nenoriu ten būti, man nemalonu, tiesiog ta energija jų. Ir dar nesuprasdavau tada, kodėl, bet tiesiog dabar suprantu, kai žiūriu atgal, man buvo per grubu ta energija jų ir aš stengdavausi vengti tų kontaktų ir būdavau su savim daugiau vaikystėje. Daug labai laiko vienas praleisdavau. Ir po to atėjo etapas, kai išėjau į mokyklą ir taip toliau ir tada bandžiau pritapti prie visų, aišku, ir geriau ir alkoholį, ir visus tos dalykus dariau, kur visi daro. Bet po to, kai baigiau mokyklą, išėjau studijuoti, po to mečiau studijas, bet, žodžiu, išvažiavau į miestą, toks buvo vėl atitrūkimas iš to kaimo, iš to užspaudimo savęs ir pradėjau mokytis, labai daug dalykų pradėjau mokytis visko iškart. Šokti, groti, dainuoti, menų visokių, masažų, tantrų, daug atsidarė visko manyto, imlumo ir atrodo, kad aš noriu plėstis, labai stipriai plėstis. Ir tavo, nuo to kelionė seka, atėjo dvasingumas, dvasiniai dalykai ir po to vis tas gilėja dalykas ir dabar jaučiuosi taip atvirai, kaip tas vaikas, kuris buvau vaikystėje, tik turiu labai stiprų kūną, labai sveiką kūną ir jisai yra išmokęs integruoti visą tai, visas tas energijas, dėl to aš nebebijau to grubumo žmonių, aš nebebijau to negatyvumo, aš kaip tik einu į tai, padedu jiems išgyventi tai, susitikti su tuo ir tiesiog integravusi viskas. Tai super vaikas Rytis dabar yra šitam suaugusiam kūne ir yra nuostabu, jaučiuosi viduje, taip iš tiesų kaip vaikas, mano net emailas yra 2 metrų vaikas gmail.com, skūriau nesenai, nes prikolas čia Madeirai daryti sutartis visokias ir jie taria 2 metrų vaikas gmail.com portugališkai, tai mes pašvengiam su Violeta kartais, toks bairis. Tai esu kaip vaikas ir jaučiuosi išvien su gamta, jaučiuosi išvien su Dievu dabar, jaučiu, kad viskas teka
jaučiu, kad aš turiu gerą gyvenimą, gerus santykius, gerą kūną ir visą gausą ir visko užtenka. Ir aš manau, kad visi gali to pasiekti. Ir esminis dalykas yra du dalykai esminiai, kuriuos aš galiu patarti. Tai yra pradėti jausti savo jausmus, išmokti atspausti, kas užspausta, leisti tom energijom eiti, paleisti, nepaleisti, bet tiesiog leisti susitikti savo su tuom. Ir antras dalykas - atsiduoti vedimui iš širdies, kad ir kaip baisu, kad ir kaip nežinomybė, kokia atrodo ten, kad ir kaip protas kala, ego kala, tu neik nedaryk, vis tiek eiti, nes neverta kitaip gyventi, nes neverta būti kaip visuomenė. Aišku, ta visuomenė esam visi mes, bet kiekvienas, jeigu pasirūpintų žmogus savim, kiekvienas žmogus, jeigu savim pasirūpintų, tada nebereiktų nieko gelbėti, niekam padėti, nieko ištraukti. Užtenka savim pasirūpinti. Tai kiekvienas žmogus tegu pasirūpina savo atsidavimu aukštesniai jėgai ir savo jausmais, išmokti jausti, kas užspausta. Ir viskas. Tada pasikeičia mytyba, tada nebegali valgyti sunkaus maisto, nebegali kaltinti žmonių išoriai, nesupranti, kad į tavo dalykai baigęs karas, baigęs konfliktai ir tai eina naujoji žemė. Labai fainai. Jau paklausti tavo, žinai, gal receptuką kokį turi, tai va čia iškart receptuką ir davėjau mums netgi 2 Jo, punktai. receptukas. Jo, nu fantastika, super. Ir galbūt tada jau pabaigai dar nori ką nors pridurti, ar jau tiesiog priminti žmonėm, kaip tave galima rasti ir kad galima sau padėti jau nuo čia ir dabar. Aš esu pasiekiamas Facebook'e Rytis Druskinis, yra mano profilis, puslapis yra asmeninis, galite ten parašyti, bet kur aš atrašysiu. Dar yra mano svetainė Rytis Druskinis LT, ten gali rasti ir kursą, ir pamokėlės, ir dar visus tos dalykus, įrašus mano. Ir dar aš turiu e-mailą laiškai @Rytis Druskinis LT, kur gali parašyti ir visada atsakau visiems, kada tik galiu, laiškai @Rytis Druskinis LT. Ir va, arba rašykit, va, tau, Žanetai, ir sakyk, kas tas Rytis keistas, kurio kontaktas, ir duos mano kontaktą. Tikrai taip, tikrai taip. Ačiū. Nu, fantastika, super. Viską žinom, jau dabar apie Rytį turim susidarę aiškumą, kaip iki to jisai daėjo, kad 99% laimės, nu, tai čia iš vis, ir aš taip noriu. Tai aš manau, dar susimatysim ir susitiksim ir kito. Ačiū, Ryti, buvo labai smagu, kad prisijungiai, kad pasidalėjai. Tai aš pabaigai tiesiog noriu padėkoti, kad pakvietei mane, visada gera pasidalinti energiją savo, nežinau, kas ją matys, kur šitie įrašai, bet visada gera. Ir tiesiog pasakyti, kad žinau, kad yra kitas būdas, kaip gali gyventi ir viskas tavo rankose, aišku, tai jau daug kartų girdėjai turbūt tai, bet viskas tavo rankose. O savo tą tavo rankose tu galėtų duoti aukštesniai jėgai ir tada tai nebėra tavo rankose ir tada tave veda, tu klausai ir beklausydamas tu vedi savo gyvenimą į tokį, kokio dar niekada nesvajojai, kad gali gyventi ir net neįsivaizduoji, kad taip gera gali būti šitam pasaulyje ir tiesiog pasitikėk savo širdies balsu, tiesiog pasitikėk. Leisk tam nutikti, leisk visom energijom eiti per tave ir jeigu reikės pagalbos, aš čia. Taip. Tai va, visiems to ir linkime. Ačiū labai, Ryti, ir iki kitų kartų. Ačiū labai.